prasidėjo pasiruošimas Europos čempionatui vykstančiam vasarą. Susirinkom šiandien pirmą dieną, dalyvausim tarptautiniam turnyre Turkijoje, Konijos mieste. Tai turim 2 dienų stovyklą. Susirinko šiandien dienai talentingiausi ir stipriausi būsimi 16-mečiai iki 16 metų amžiaus moksleivių krepšinio lygos žaidėjai. Gaila, kad kai kurie negalėjo atvykti dėl traumų, bet daugiau mažiau visi pajėgiausi yra atvykę. Todėl džiaugiamės, kad galim surengti tikrai stiprią ir kokybišką stovyklą ir tikslas yra pasiruošti kuo geriau turnyrui ir ateinančiam Europos čempionatui. Varžovai iš tikrųjų laukia 7 komandos, 7 dienas žaisim varžybas. Tai kiekviena komanda yra stipri ir tikrai geras bus išbandymas kiekvienam iš mūsų dalyvaujančiam turnyre, nes įvairaus pajėgumo komandos ir tikrai bus įdomu pamatyti, kaip žaidžia Argentina. Turkijos 2 komandos dalyvaujančios ir metais jaunesnių ir mūsų amžiaus. Tikrai stiprus varžovai, tikrai turėsim galimybę atsiskleisti ir parodyti savo sugebėjimus ir įvertinti kitų komandų pajėgumą.